nefrologė Giedrė Motiejaitinė. Šioje srityje dirbu 8 metus ir konsultuoju vaikus, kurie turi šlapinimosi sutrikimų, kuriems yra pasikartojanti šlapimo organų infekcija, kuriems yra pokyčiai šlapimo tyrime. Aišku, konsultuoju ir įvairiomis kitomis nefrologinėmis ligomis sergančius vaikus. Kviečiu jūs kreiptis pas mane tuomet, kada jūsų vaikui yra nepraėję šlapinimosi sutrikimai, o amžius jau 5 metai. Nuo 5 metų amžiaus jau galima vaiką gydyti ir medikamentiniu gydymu, spręsti priežastis, įvertinti rizikos veiksnius ir padėti jūsų mažajai atžalai išspręsti šias problemas. Jeigu jūsų vaikui dažnai kartojasi šlapimo organų infekcijos ar šlapimo pūslės uždegimai, taip pat reikėtų išsiaiškinti priežastis, paskirti gydymą ir užkirsti kelią tolimesniam šlapimo organų infekcijų kartojimuisi. Taigi taip pat kviečiu kreiptis į vaikų nefrologą. Jeigu prieš mokyklą atliktuose tyrimuose randami pokyčiai šlapime, tyrimą vertėtų pakartoti taisyklingai surinkus ir jeigu pokyčiai stebimi kartotiniuose šlapimo tyrimuose, reikėtų atvykti pas vaikų nefrologą ir išsiaiškinti šių pokyčių priežastis. Taigi kviečiu atvykti, ieškosime sprendimų, išeičių jūsų rūpimais klausimais.